Labadiena, gerbimieji kolegos, aš esu Linas Balsys, Seimo narys, aplinkos apsaugos komiteto narys. Šiandien sukviečiau šitą spaudos konferenciją su tikslu pakalbėti apie vieną labai aktualią problemą, apie vaikų mitybą darželiuose, ypatingai darželiuose ir mokyklose. Situacija yra Lietuvoje šiandien tokia, kad vaikų maitinimo sistema yra pasenusi, neužtikrina augančio vaiko organizmui būtinų maisto medžiagų, menkai atitinka mitybos principus ir taisyklės ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas normas, kiek vaikas turėtų gauti daržovių, vitaminų, mikroelementų, kitų organizmui reikalingų medžiagų, nuo kurių priklauso, ar mūsų vaikai ir anūkai augs sveiki, ar jie auks užprogramuoti potencialus mūsų visuomenės ligoniai. Deja, taip turime sakyti. Štai prieš mus yra du pavyzdžiai. Vienas yra pavyzdys, ką rekomenduotų, kiek daržovių valgyti Pasaulinės sveikatos organizacijos, yra apie 400 gramų per visą dieną, čia neaišku, ne vienu kartu tiek vaikas turėtų gauti, per visą dieną, o čia yra maždaug pavyzdys, kas dabar yra rekomenduojama pagal mūsų ministerijos sukurtas mitybos normas. Mitybos normos yra pasenusios, joms turbūt galima būtų skaičiuoti užsikonservavusios nuo sovietmečio, nuo sovietinių metų, kai viskas grindžiama maisto kaloringumu. Ne elementų kiekiu, ne vitaminų kiekiu, ne sveikos mitybos taisyklėmis, bet kaloringumu. Kai viskas grindžiama kaloringumu, tai mes savo vaikus, ne mes, bet maitinimo įstaigos mūsų vaikus ir anūkus maitina tokiais produktais, kaip pavyzdžiui saldus blyneliai, prisotinta cukraus arbata arba saldus kompotas, nes pagrindinė taisyklė yra atitikti nustatytą kalorijų kiekį. Nežinau, kodėl taip atsitiko, bet ir laisvai Lietuvoje ministrai nekeičia tų sovietinių nuostatų ir praktiškai tos normos nuo tų laikų, matyt, kai žmonės badavo, kai juos reikėjo tiesiog aprūpinti nors kokiu maistu, nors kokiom kalorijom, atsirado tas kalorijų kriterijus. Tai dėja, situacija yra tokia, kad tie darželiai arba tos įmonės, kurios gamina maistą, jeigu jos bando laikytis taisyklingos ir sveikos mitybos standartų, jos yra paprasčiausiai nubaudžiamas. Tai apie tai mes šiandien ir pakalbėsime ir apie tai kalbėsime su labai kvalifikuotais ir nuostabiais žmonėmis, tai yra Justina Valionė, darželio steigėja, turinti didelę patirtį, Dominyka Dumčiūtė Gedvilienė, aktyvi, mylinti mama ir jos atžala šiandien pas mus konferencijoje dalyvauja, ir ponia Eurika Turonienė, maisto vaikų darželio įmonės savininkė. Gal aš norėčiau paprašyti iš pradžių gerbiamos Justinos Valionės, gal jūs galėtumėte trumpai papasakoti visą istoriją, kaip atsitiko, kad jūs turėjote savo darželį ir kaip atsitiko, kad jūs buvote nubausta už tai, kad vaikui siūlėte daržovės ir vietoj saldžios arbatos arba kompoto siūlėte vandenį su citrinomis. Labą dieną. Taigi tai įvyko prieš daugiau nei mėnesį laiko, kai mes sulaukėm iš Eurikos laiško, kad nuo šiol, kol bus patvirtintas Visuomenės sveikatos centro mūsų sudarytas meniu, kuris sudaromas labai kruopščiai ir labai ilgai derinamas būdavo, Visuomenės sveikatos centrui nebetiko tas meniu ir jie jį liepė vežti tvirtinti. Tas užtrunko 20 dienų ir tas dienas mes turėjom gaminti ir turim iki šiol gaminti maistą ir tiekti vaikam pagal valstybinį meniu, pavyzdinę valstybinį meniu. Taigi, tada pranešus tėveliams, kas įvyko ir kad mūsų vaikai bus maitinami pagal pavyzdinį sudarytą mūsų valstybės meniu, visi labai stipriai sukilo, nes mūsų tas meniu netenkina ir netenkina, dėl to mes labai daug laiko skirdavom meniu sudarimui sezonui ir jisai būdavo toks, kaip toj lėkštėj yra salotos, tai tokį kiekį salotų suvalgydavo ir gal dar daugiau vaikai, o tie blyneliai gali būti ir būdavo gal kažkiek pas mus, bet minimaliai, tikrai labai minimaliai keptų apskritai produktų. Tai kadangi mes įdėdavom labai daug darbo,
labai daug diskutuodavom ir su tėveliais, ir su maisto tiekėjais, labai ilgai derindavom ir mūsų tas darbas nuėjo tiesiog veltui. Jisai labai ilgai tiko, metus laiko tiko tas meniu ir po metų tiesiog kažkodėl stebuklingais nebetiko. Taigi sukilo visi tėveliai, sukilau aš, sukilo Dominika, sukilo daugiau tėvų ir taip prasidėjo mūsų tas judėjimas link to sveiko gyvenimo viešinimo ir kaip yra maitinami mūsų vaikai ne tik tai privačiuose darželiuose, valstybiniuose, to labiau, nes privatus dar turi daugiau galimybių tiekti geresnį maistą, o valstybiniai jau tiesiog išvis tėvai neturi absoliučiai jokios teisės rinktis. Ir be abejo, tai labai daug priklauso nuo pačių direktorių, kurie valdo, bet galiausiai vis tiek valstybiniuose ypač institucijose, ugdymo įstaigose, tiek mokyklose, tiek ligoninėse irgi vaikai maitinami ir šiaip žmonės paprastai suaugę. Maitinami to pačiu maistu pagal tą pavyzdinį visuomenės sveikatos centro sudarytą meniu. Ar sakykit, ar jūs derinate su tėveliais, pavyzdžiui, tą meniu, kurį jūs siūlydavot, kai dar nebuvo uždraustas sveikas meniu jūsų darželėje? Derindavot? Mes visada derindavom. Yra sezonai sudaromas meniu. Mes visada derindavom. Būdavo 4-5 savaitėms suderinom. Vis skirtinga kiekvieną savaitę, vis skirtingas meniu būdavo. Ir kad nesikartotų. Žiūrėdavom, kad eitų kiekvieną dieną nebūtų tam tikro to paties produkto. Pavyzdžiui, ryžių tam kiekvieną dieną visą savaitę arba 3 dienas iš eilės arba bulvių, keptų produktų minimalus kiekis, prašydavom įvairesnės mėsos, daugiau daržovių pagal sezoniškumą. Tarkim, žiemą mes labai turim daug, Lietuva turi daug gerų daržovių, kurias galima išlaikyti visą žiemą, tai yra ir salierai, įvairiausios tikrai. Ir tų importuotų pomidorų gali iš principo ir neduoti vaikams. Tai va, jokių vakuotų, jokių marinuotų pas mus produktų nebūdavo. Keptų vėlgi labai minimaliai ir kepti būdavo tik konvekciniai krosniai, pas Euriką yra kepama konvekcinėse krosnėse, kuriuose riebalų praktiškai naudoti nereikia. Ir tikrai derinom labai daug ir ilgai. Ir ilgai derinom, kelis mėnesius derinom, kol visiems galiausiai tinka meniu tos, kuris būna tiekiamas mūsų vaikams. Aš dar priminsiu vieną tokią įdomią statistiką, kad atlikus, čia turbūt praėjusiu metu medicininių tyrimų laboratorijose atlikus vaikų kraujo tyrimus, nustatyta, kad mažamečius vis dažniau kamuoja įvairiausios ligos, medžiagų ir endokrininės funkcijos sutrikimai. Pavyzdžiui, 29% nustatytas itin augančiam organizmui reikalingų mikroelementų, tokių kaip kalcio, natrio, kalio trūkumas. 27% padidėjęs cukraus kiekis kraujyje. 83% vaikų net, labai daug, nustatytas vitamino D trūkumas, kuris ypač svarbus kaulų ir dantų struktūros formavimuisi. Tai yra tokios nesveikos mitybos vaikų darželiuose padarinys. Ir gerbiama Dominika, kaip jūs, ar nesibaiminate, kad jūsų atžala papuls į šitą statistiką, kurią aš ką tik tai čia paminėjau? Labą dieną. Tai man tikrai šis klausimas yra aktualus. Visų pirma, mano vaikas, vyresnioji mergaitė, lanko darželį, kurį įkūrė Justina. Ir Justina tikrai labai atkakliai, aktyviai rinko tą sveiką meniu, kuris, noriu dar pabrėžti, kad jisai atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos pavyzdinio meniu, tai yra išrinkti geriausios receptūros produktai. Tai nereiškia, kad mes tėvai susigalvojam kažką, o tiesiog išrinkom iš tos knygos, ne padieniui, bet atsirinkę kai kurios produktus ir kai kurios valgiaraščius sudarėm tą meniu. O dabar mano mergina vyresnioji gavo valstybinį darželį, tai aš sukilau ir galvoju, kaip bus tenais. Tai ką jūs randat valstybiniam darželį? Kuo jūsų vaikas yra maitinamas valstybiniame darželį? Tai nuo rugsėjo mano mergina pradės eiti. Bet jūs vis tiek žinote, kas ten bus? Taip, aš žinau ir aš domiuosi, klausinėju tėvų ir svarbiausia, kad aš išgirstu, jog tai yra dešrelė su makaronais. Va to aš ir labiausiai bijau, nes mano jaunėliai yra 9 mėnesiai ir aš planuoju ją leisti nuo metų į darželį, tai yra tikriausiai į tą patį apelsinų pievą, bet jeigu toks yra maitinimas valstybiniuose darželiuose, kad 1,5 metų vaikas gauna lygiai tą patį pirmąjį kairėje nurodytą patiekalą, tai yra apgailėtina. Bet jūs, tėveliai, mokate pinigus už maitinimą, ar tai būtų valstybinis ar privatus darželis, ar jums netrodo, kad jūs turėtumėte turėti teisę dalyvauti, sprendžiant ir nusprendžiant, kuo jūsų vaikas bus maitinamas?
Man taip atrodo, nes aš perku paslaugą, tačiau pasiklausus tėvų, kurie lanko valstybinius, kurių vaikai lanko valstybinius darželius, ar jie buvo užėję į virtuvę, ar klausė direktorės, kas laimėjo viešąjį konkursą, jiems paprasčiausiai užveriamos duris, nes jie jokios nei sprendžiamosios galios neturi, nei turi teisę pasidomėti. Nes, akivaizdu, kad pateikiamas kažkoks konkursinė medžiaga, nurodoma, kas daroma, tarkim, ir tas kaloringumas, bet aš noriu pažiūrėti dokumentus, o aš kaip vienas tėvas, jokios teisės neturiu tam. Tai dėl to, man atrodo, mes šiandien ir susitikome. Jums teko lankytis ir ministerijoje po tų visų čia įvykių ir kai nuskambėjo žiniasklaidoje, su kokia ministerijos pozicija jūs susidūrėte? Tai visų pirma, po laidos ministerija atsiuntė mums oficialų kvietimą cituoju. Sveikatos apsaugos ministerija kviečia aptarti maitinimo organizavimo problemas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tačiau ten buvo ne aptarimas, o aš gavau barti už tai, kad pasirinkau netinkamą priemonę, tai yra žiniasklaida viešinti šią problemą. Ir antras užstrigęs man dalykas, tai buvo klausimas, viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė manęs paklausė, koks mano išsilavinimas. Ir padariusi išvadą, kad inžinerinė ekonomika nesusijusi su maistu, retoriškai paklausė, tai kokią jūs teisę turite spręsti dėl vaikų mitybos. Tai galima sakyti, buvo antausis visiems tėvam. Tai reiškia, mes neturim jokios teisės spręsti, kas yra sveika mūsų vaikui ir nei pasidomėti, nei kažką pakeisti, nei kažką parekomenduoti. Tokios ir išvadas iš susitikimo. Kiek žinau, ponė viceministrė yra mikrobiologė, tai irgi netiesiogiai maisto gamyba. Prašau. Gerbiama Eurika, jūs esate turbūt tas žmogus, į kurį labai dažnai ir atsiremia visos viltis arba pretenzijos, kuo mūsų vaikai yra maitinami. Jūs esate maitinimo įmonės savininkė, steigėja, taip pat ir teisininkė. Jūs esate pateikusi ir siūlymus netgi, kaip reiktų gerinti maitinimą Lietuvos darželiuose, bet kaip jūs galėtumėte įvardinti tą problemą? Jūs kaip pati gamintoja maisto, kaip jūs vertinate tą sistemą, kai viskas grįsta kalorijomis ir kaip tai atsispindi viešuosiuose pirkimuose ir paskui maisto jau gamyboje? Viešuosiuose pirkimuose yra keliamas reikalavimas kainos, tai yra konkurso laimėtojas ir apibrėžiamas kaina. Kuo pigiau? Kaina privalo būti pateikiama reikiamam svoriui. Buvo įvykis, kai į mane kreipėsi vienas iš ryklių maitinimo rinkos, kuris ieškojo tarpininkų, kuris aptarnautų 5 mokyklų bufetus ir buvo paprašyta iš manęs pateikti komercinį pasiūlymą bandelių tiekimų bufetams. Aš pateikiau komercinį pasiūlymą nenormaliai mažomis kainomis, tai yra, kuriomis atsipirktų tik tai 2 darbuotojų minimalūs atlyginimai. Nepaisant to, šitą konkursą pralošiau. Tiesiog man buvo įdomu pasiaiškinti priežastis, kodėl pralošiau, nes nenormalesnio pasiūlymo, negu aš pateikiau pateikti, buvo neįmanoma komercinė prasme. Ir išsiaiškinau, kad yra esmė svoriui bandelės fiksuota kaina. Buvo neįdomu, kokie ingredientai į tą bandelę dedami. Aš pasiūliau pateikti, kad suvienoginkime dalyvavimo konkurse sąlygas. Aš jums atskleisiu tikslius ingredientus, kuriuos dėjau į bandelę, kad tai yra sviestas, o ne margarinas, kad tai yra pienas, o ne pieno milteliai. Nepaisant to, man buvo pasakyta, kad yra neįdomu, ką tu dedi į bandelę, yra svarbiausia svoriui, kokią pateiki kainą. Tai iš to jūs galite darytis išvadas. Tai susidaro tokia situacija, yra ministro įsakymas, tiesa labai senas, jam turbūt jau 15 metų, kur nustato ten tas normas, kur viskas grįsta kalorijomis, bet netgi, kai kalbam ir apie tą kaloringumą, jis labai dažnai pasidaro taip, kad yra savotiškai pritempiamas prie tų normų, nes kaip pasiekti kaloringumą? Paimam štai arbatos stiklinę, ją prisaldom, ir kalorijas atitinkam, ar ne? Teisingai. Ir galim sakyti, kad čia viešajam pirkime, nulį nieko arbata su vandeniu cukrus nekainuoja beveik. Galim labai laimėti pigiai konkursą, ar taip? Taip, lengviausia kaloringumą pasiekti bulvėmis pagardintomis sviestu. Tai bus iš tikrųjų, jeigu kam trūksta kaloringumo, tai duokim vaikui bulvių, pridėkim sviesto ir dar grėtinės. Ir
toks yra Jūsų manimo, iš jūsų patirties, kodėl viešojo ugdymo įstaigų vadovai, kurie atsakingi už tą mitybos organizavimą kartu su jų steigėjais savivaldybė, kodėl jie nėra suinteresuoti, kad vis tik tai tas maistas būtų sveikas, atitiktų, kaip mes sakėm, pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytas normas daržovių, mikroelementų, vitaminų. Kodėl taip yra? Mano nuomonė, čia klausimas nesuinteresuotume, bet pagrindinis klausimas kad gal neįdomu, kad darbas atliekamas formaliai, pliusiuką užsidėjom, pavyzdinį valgiaraštį Lietuvos turim, pliusiukas uždėtas. Tarkim, gal daugiau iš tos pusės, o kita pusė tai yra tikrai suinteresuotos grupės, nes ir maitinimo rinkoje, darželių ir mokyklų mes visi lengvai galim pastebėti, kad vystosi tam tikri du banginiai. Ir realiai yra baisu, kad mes neprieitumėm prie monopolijos, nes tik smulkiai... Tai yra koncentruojama rinka, jūsų manimu? Taip, nes realiai tik smulkiai gamintojai yra tie, kurie yra lankstus, kurie orientuojasi į konkretų asmeniškai tėvelį kiekvieną ir jie yra pagrindiniai varikliai kokybės maitinimo rinko, nes tik jie priverčia stambiuosius, sustabarėjusius ir nelankščius pasitempti pagal smulkųjį gamintoją. Aš siūlau įstatymę numatyti, kad tie, kas dalyvauja konkurse, viešajam pirkime, gaminti maistą, tiekti į darželius ir mokyklas, turėtų būti reikalavimai, kad sveikos mitybos reikalavimai. Bet esu gavęs laiškų ir tokių kaip ir pastabų, ar bus tuomet tas maistas, ir tėveliams įperkamas, o jums gamintojams, ar jūs labai nebus priversti užkelti kainą, jeigu pradėsite, tiekti sveiką maistą. Čia toks galbūt savotiškas mitas, bet kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Sveikas maistas bus labai brangus, todėl reikia vaikams duoti nesveiką maistą. Matote, taip teisingai, sveikas maistas, jeigu mes sudarytumėm tobulą valgiaraštį, nežiūrėdami į kainą, jis būtų labai brangus, nes turėtų būti ir triušiena, ir antiena, bet mes sudarinėdami savo valgiaraštį, mes siekiame optimalaus varianto, tai yra atsižvelgti į ekonominę padėtį Lietuvoje tų jaunųjų tėvų, kad jie galėtų suderinti ir savo finansinės galimybės ir vis dėlto įpirkti pakankamai sveiką maistą. Pasakykit, jeigu štai dabar į meniu atsirastų, čia yra, kaip minėjau, privaloma pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacija, daržovių kiekis per visą dieną, per 5 kartus maitinant vaikus. Jeigu toks kiekis atsirastų meniu, ar jums kaip gamintojui tai labai pakeltų kainą? Ne. Tai kokios tada problemos? Ta prasme, reglamentavimo problemos, ar ne? Problemos yra reglamentavinė. Pavyzdžiui, jau eina antras mėnuo, kaip mes negalime gauti iš visuomenės sveikatos centro mūsų su tėvais, su tėvų bendruomenė sudaryto valgiaraščio patvirtinimo. Nes mums yra sakoma, kad nėra darbuotojų, vieni atostogauja, dirba tik vienas ir pagal gausą valgiaraščių ten pateiktų, jie fiziškai negali per normalų ir priimtiną logiškai laiką tą valgiaraštį patvirtinti. Pavyzdžiui, toks tvirtinimas, jau mums tęsiasi greit bus 2 mėnesiai, toks tvirtinimas užkerta kelią reaguoti į sezoninės daržovės, užkerta mums kelią reaguoti į sezoninę specifiką, nes po 2 mėnesių jau iš tikrųjų baigsis sezonas ir jau bus tada kitos daržovės. Lygiai taip pat toks ilgas tvirtinimas užkerta kelią reaguoti į tėvelių prašymus, jeigu paskambina ir praneša, kad mes pastebėjom, kad mūsų vaikas blogai reaguoja į burokėlį, jį beria, nors gydytojo pažyme yra, kad vaikas neturi mitybos apribojimų, mes turėtumėm nuo rytojaus jau jam neduoti burokėlių, bet pagal įstatymą mes to daryti negalim, nes mes turime nešti būtent tam vaikui pritaikytą valgiaraštį, jam adaptuotą į visuomenės sveikatos centrą ir laukti pagal dabartinė situacija, jau greit bus 2 mėnesiai, kaip aš laukiu valgiaraščio patvirtinimo, kadangi aš nenoriu pažeidinėti įstatymą. Ką jūs siūlytumėt keisti? Ką reiktų pakeisti? Ar reglamentavimą, ar biurokratinę tvarką? Turėtų būti pakeista biurokratinė tvarka ir įnešta daugiau sveiko proto ir aš labai norėčiau pasitikėjimo tais maisto gamintojais ir darželių vadovais, nes iš tikrųjų ne viską įmanoma reglamentuoti įstatymais. Yra labai daug specifinių situacijų, kaip pavyzdžiui štai, kur aš paminėjau apie mergaitės mamos skambutį dėl burokėlių, į kurią aš turėjau sureaguoti ir nuo rytojaus jų nebeišvežti, nors pagal įstatymą to negaliu. Reiškia, turi būti ir tokios, tarkim, specifinės, nestandartinės situacijos,
rekomendacijos apsvarstytos ir duotas kažkoks terminas, kažkoks laikotarpis paliktas darželio vadovo ir gamintojo jų dvišaliam sprendimui ir nutarimui ir per tą tarpinį laikotarpį galėtų vykti tvirtinimas visuomenės, valstybės įstaigoje. Ar reglamentavimas higienos normų, sanitarinių normų, ar jis yra skaidrus pakankamai jūsų manymu, ar jūs kaip smulkus gamintojas užsiminėte apie konkurencinę kovą su didžiaisiais gamintojais, kuriuos jūs pavadinote rykliais ir banginiais, ar toje kovoje dabartinis sanitarinių higienos normų reglamentavimas nesudaro pamato nesąžiningai konkurencijai. Tai yra, kai ateina pas jūs inspektorius ir pasako, ten grindys nešvarios ar ten stalas nešvarus, nors, kaip jūs minėjote, tai niekur nėra apibrėžta, kas yra nešvarios grindys. Teisingai, mes jaučiamės labai nesaugus. Labai nesaugus dėl to, kad, tarkim, jeigu paimti pavyzdį, kai mūsų kaip įmonė tikrina ar mokesčių inspekcija, ar darbo inspekcija, visi tavo padaryti nusižengimai yra įrodomi dokumentais, skaičiais ir tai yra viskas aišku ir skaidru. Šiuo atveju, jeigu mus tikrina higienos inspekcija, iš tikrųjų ten nėra viskas tiksliai įstatymiškai reglamentuota ir yra palikta daug erdvės asmeniniai inspektoriaus interpretacijai, asmeniniai inspektoriaus nuomoniai, kad ir pavyzdžiui, kaip jūs paminėjote, nešvarios grindis. Nešvarios grindis yra visur. Nešvarios grindis yra net ligoninės operacinėje. Švarios grindys galėtų būti vakuume, kur yra vaikštoma su skafandrais. Dėl to aš siūlau įstatymais reglamentuoti apibrėžimą, kas yra vadinama, kas yra laikoma nešvariomis grindimis. Tai turi būti išreikšta skaičiumi. Aš kalbėjausi su labai rimtais gydytojais ir mes priėmėme savo kaip ir bendrą pasiūlymą, nuomonę, kaip tai reglamentuoti apibrėžimu. Tai turėtų būti apibrėžta bakterijų skaičiumi ir turėtų būti nustatytos rūšys bakterijų, kurios yra neleistinos arba kurioms yra nustatyta tam tikra norma, kurios neturi teisės viršyti. Ir jeigu higienos patikrinimo pasekoje, tai gali būti ant tiek rimta, kad per 5 minutės gamintojas gali būti uždarytas, kas sąlygotų gamintojų bankrotą. Tai negali būti paliktas toks sprendimas inspektoriui spręsti tiesiog iš akies, kaip šiandien dieną yra iš akies, yra nustatoma pas tave nešvaru. Tai turėtų būti paremta laboratoriniais tyrimais, turėtų būti įmami tepinėliai iš 3 erdvės plotų ir tyriama laboratorijoje tam, kad būtų priimtas toks rimtas sprendimas, kaip tavo kaip maitintojo uždarimas. Nes šiuo atveju ta erdvė spręsti iš akies, tai iš tikrųjų sąlygoja galimybę nesąžiningai veiklai, jeigu netyčia atsirastų tam tikri interesai. Taigi, kągi, prašom dar norėt pridurti. Aš kaip mama norėjau, Linai, pridurti, jūs klausėte apie brangumą tos sveikos mitybos. Tai noriu pastebėti, kad šiai dienai rupių miltų kilogramas kainuoja daug pigiau negu rafinuotų kvietinių. Ir tarkim, sveikos mitybos principų remiantis, rupius miltus maišant su rafinuotais galima iškepti daug sveikesnius blynelius, negu čia pavaizduoti. Tai tikrai nei brangiau, nei kažkaip nukentės ir tos šeimos, kurios gauna tą maitinimą nemokamą papildomai ir panašiai. Taipogi yragi ES numatyti projektai dėl ekologiškų šviežių vaisių tiekimo. Tai čia irgi galima labai greitai, žinant, besidomint, efektyviai keisti. Ypatingai vietoje sezoniškų, vietoje auginamų, tai yra nebūtina čia importuoti iš kažkur iš Pietų Amerikos, yra Lietuvoje visko, ko tik tai reikia. Taip, dar noriu pridurti, Sveikatos apsaugos ministerijoje pateikus pavyzdį iš pavyzdinio meniu apie burokėlių salotas, kur dedasi marinuoti burokėliai, svogūnas, obuolys ir majonezas vaikam, kurie lanko iki mokyklinio ugdymo įstaigas, tai ir iki 3 metų. Manęs paklausė, ar aš nemarinuoju daržovių, nevakuoju ir panašiai. Bet faktas tas, kad viešajam konkurse laimint mažai kainai, tai yra marinuotas burokėlis ir konservuotas agurkas kainuoja pigiau negu šviežias. Taip. Tai leidžia labai stipriai manipuliuoti šiems maisto. Justina, pabaigai, ką jūs rekomenduotumėte kaip žmogus praktikas turintis darželio steigimo ir šitos veiklos? Ką reiktų keisti
sistemoje? Pirmiausiai, tai norėčiau, kad tėvai keistų savo požiūrį į mitybą. Tai yra pirmas dalykas. Švietimas. Taip, pats švietimas yra tėvų visuomenės, iš tėvų, kaip žinia, mokosi vaikai. Ir kokį tu pagrindą vaikams duodi nuo pat jo gimimo, tokį jis turės visą gyvenimą. Ir iš tikrųjų tėvai patys, mes susidurėm su tą problemą, kad iš tikrųjų patys tėvai sunkiai pripažįsta tai, kad jie blogai maitina savo vaikus. Ir kad tie jų sveikos mitybos principai nėra geri. Nekalbu apie ekologišką mitybą, kuri tikrai yra brangi, kaip jau Aurika pasako, bet sveikai maitintis yra pigiau negu nesveikai. Mūsų šeima sveikai maitinasi ir nesveikai maitintis tikrai yra brangiau, nes kai tu atsisakai daug cukraus, kuris brangus, miltinių patiekalų įvairiausių, ta prasme, labai daug yra dalykų, ko tu atsisakai ir vietoj to imi daržovės, kurias Lietuvoje galima užsiauginti, imi tam tikrus viso grūdo miltus, kaip pavyzdys, speltą, jo kukurūzų miltai, ryžių miltai, visokiausių yra. Ir viskas. Tai tiesiog aš siūlyčiau pradėti tėvams domėtis ir kad jie patys norėtų sveikiau patys maitintis ir maitinti savo vaikus. Ir tiesiog tada jie ir kovos už tai. Ir reikalauti paskui iš biurokratų, kad jie irgi atsižvelgtų. Gerbėjim kolegos, mes jau einame į pabaigą. Jeigu nebent turėtumėt klausimą vieną kitą, tai prašom. Andrei Sokolov, laida Lietuvos laikas. Tai norėčiau Seimo nario paklausti, kaip minėjau, maisto teikėjai norėtų teikti sveiką maistą. Mamos irgi skundžiasi, kad jų vaikai norėtų valgyti irgi sveiką maistą. O valstybinis meniu yra pasenęs ir nesveikas. Tai tame kažkaip nesimato jokios logikos, reikia gal keisti kažkokius įstatymus, įstatyminę prasme, kad tas meniu būtų jau atnaujintas, kad jis būtų sveikesnis, kad vaikai nesirgtų tomis lygomis, kur jūs minėjot. Taip, be jokios abejonės ir aš esu pateikęs švietimo įstatymo pataisas, jos yra įregistruotos, bus pateikimas, kuriame numatoma, kad skelbiant viešuosius pirkimus būtų įtraukiami reikalavimai sveikos mitybos, o ne vien tik tai pigiausios kainos, kad būtų privaloma tvarka meniu derinama su tėvais, kurie galėtų turėti savo nuomonę ir pareikšti savo valią, ką jų vaikai turėtų valgyti. Na ir be jokios abejonės, aišku, ką minėjo ir Justina, tai švietimas tėvų, kad jie orientuotųsi, kas yra geriau, ar daržovės, ar prisaldinta arbata. Tai šitie dalykai yra tikrai labai svarbus. Ir be jokios abejonės tai, ką minėjo ir ponia Aurika, kaip maisto gamintojų atstovė, tai yra labai svarbu, kad konkurencinė kova rinkoje nebūtų monopolizuota tų didžiųjų gamintojų, kurie suinteresuoti gaminti kuo daugiau, galbūt ir pigiau, bet jie nesuinteresuoti kokybę, nes jie nori turėti pelną ir jiem ten labai turbūt būtų didelis apsunkinimas, kabutėse tariant, užsiimti ten dar sveiką mitybą. Privarėjai miltų, pridėjai cukraus, ministerijos kalorijų kiekį atitinka ir viskas, ir taip ir važiuojam. Tai čia yra ydinga biurokratinė praktika, kurią naudojasi, sakyčiau, turbūt nelabai sąžiningas verslas, norėdamas kuo pigiau gaminti ir turėti kuo didesnę rinkos dalį. Tai pagal mano įsitikinimą turėtų rinkoje tolygiai konkuruoti kuo daugiau smulkių gamintojų, kurie būtų lankstesni, kurie galėtų greičiau prisitaikyti prie rinkos, o įstatyminė bazė ir po įstatyminiai aktai ypatingai, tai ministro įsakymais nustatytos normos, kaloringumo, meniu ir taip toliau, turėtų būti irgi lankstesni ir, nebūtinai unifikuoti. Jeigu vienas darželis sugalvojo su tėvais taip, kodėl jis ir rado smulkų gamintoją konkurso būdu, kodėl tas gamintojas neturi teisės gaminti taip, kaip nori tėvai ir kaip nori darželio vadovybė. Ir labai būtų puiku, kad ta teisinga praktika užsikrėstų visi. Visi darželiai, taip. Marija Rudzevičiūtė, radijas Laisvoji banga, mamų noriu paklausti. Kiek procentaliai tėvų iš tikrųjų taip, kaip jūs domisite vaikų mitybą? Turbūt tikrai kiekvienam darželį yra tų, kurie džiaugiasi, kad vaikai apskritai pavalgė ir daugiau nesikiša. Aš kaip darželio vadovė sutinku labai daug tėvų. Labai daug, nebūtinai tų, kurie ateina pas mus lankyti, tarkim, darželį, bet daug bendraujamės apskritai su tėvais. Tai žinokit, galiu pasakyti, kad tikrai labai mažai tėvų, kuriems yra svarbi mityba.
Yra, kurie tikrai labai domisi, kurių pirmas klausimas yra domintis apie darželį, kokia yra pas jūs mityba, ar yra tiekiamas maistas, ar gaminamas vietoje, koks, kas tvirtina meniu, ar tėvai įtraukiami į to meniu tvirtinimą. O kokie 90% tėvų praktiškai, jiems svarbiau yra ugdymas, tarkim, priežiūra, auklėtojas, o mityba, kai aš pradedu aktyviai kalbėti apie mitybą, tai jie tiesiog pasako, kad mums tai nėra labai esminis toks dalykas. Tai vat. Bet čia gal ir yra pagrindinė problema, nes jie galvoja, kad jie sveikai maitinasi ir jie pasitikė instancijomis visomis, ten iki mokyklinio ugdymo arba netgi stovyklose, kur maitinama kairiuoju pavyzdžiu, jie galvoja, kad taip ir yra. Galbūt čia taip yra su privačiais darželiais, kad visada visi galvoja, kad privatus darželis ir jisai turėtų jau automatiškai, jau tikrai turėtų sveikai maitintis, bet ir privačiose darželiuose anaip tol nėra taip. Nes lygiai tie patys tiek įmonė ir Pontem, apie kurią tie oligarchai vadinami, jie tiekia irgi lygiai taip pat ir privatiem darželiam. O į valstybinius darželius, galbūt į valstybinius nuėję tėvai, negaliu dabar tiksliai pasakyti, kaip jie ten, bet iš tėvų atsiliepimų, kiek teko bendrauti su žmonėm, kurie į mus kreipėsi po visos šitos iniciatyvos pradžios, tai kad, žodžiu, jie niekaip negali sukilti. Vadovybė visiškai neatsižvelgia, ignoruoja ir absoliučiai jiems visiškai nerūpi, nes yra mažuma tėvų, yra 5 tėvai iš viso darželio, kurie sukyla, tai vis tiek yra mažuma ir jie nieko negali padaryti. Tai yra didžiulė problema. Dėja, paskui turime pasiekmes, kai vaikų sergamumas įvairiomis lygomis didėja ir galų gale mes turime situaciją, kai vaikai šitai besimaitindami darželė, šitai besimaitindami paskui gyvenime, turime Lietuvoje situaciją, kai mirštamumas nuo širdies kraujagyslių ligų, kurios tiesiogiai susijusios su prasta mityba, yra didžiausias turbūt Europoje, jeigu ne pasaulyje. Kągi, dėkoju visiems, maitinkimės sveikai. Ir nenusileiskime biurokratams ir monopoliniams rinkos koncentratoriams. Ačiū visiems, iki kito karto.